Sveiki visi brangiai. Tai šį kartą dirbtuvėse tęsime darbus su Kawasaki Z750 ir jūsų dėmesiui trečioji dalis. Pirmos ir antros galite paieškoti čia, tikrai kažkur surasit. Kad tas chromas būtų va taip užlinkęs. Dėka padengimo technologijos, reiškia to chromo, kadangi tas chromas, kaip čia pasakyti, prie metalo nelimpa paprastai, reikia dar kelių sluoksnių kitų metalų, kad jisai priliptų tinkamai, reiškia, ir laikytųsi. Tai yra įmanoma tą dalyką padaryti. Tai, kaip sakoma, naudojamės progą, reiškia, ir darome, gelbėjame šitą daiktą. Kitas sprendimas yra iš esmės plunksnos pakeitimas. Tai šitoje vietoje aš manau, kad kol kas dar nereikia. Jeigu keltų problemų jau tą plunksną kažkokių tai vienokių ir kitokių, tai tada būtų galima galvoti apie plunksnos tą kažkokį tai pakeitimą, reiškia, ar įdėjimą kito, reiškia, to amortizatoriaus. Tai žodžiu, uždžiuvo klyje, manau. Zaraza. Atrodo, kai aš eis ir naudojasi viską, jūs tik paėmė gyvatės uždžiuvo, Nei aš jų prašiau, nei aš jų klausiu, ar gali uždžiūti. Oi. Taip, klyje atrodo visiškai kaip kraujas. Gerai, kad nei ranką prasidūriau. Tai vat, reikia prikliuoti šitos reikaliukus. Šitų klyjų persistengti nereikia. Svarbiausia, kad jų būtų, nors kažkiek tai viena ranka, kaip sakoma, tik tai šikną valyti. Nugi. Va. Vienas ir kitas. Ir kitoj pusė lygiai taip pat reikia dėt. Gerai, brangiai, žodžiu, čia viskas aišku su šito reikalu. Amortizatoriai gatavi ir netgi, kaip bebūtų keista veikiantis. Reiškia, nesudėlęs kartridžas. Čia aišku vienas tik tai kartridžas, tokia, kaip čia pasakyti. Vienas reguliuojamas reboundas, reiškia, pilnai, o kitas yra tik tai suspaudimas, reiškia, šitos spiroklės apkrova. Tai pusę gauna tik tai, kaip sakoma, viso tinkamo amortizatoriaus, bet yra kaip yra. Džiaugiamės to, ką turime. Tai stabdžiai gatavi, reikia uždėti norint, reiškia, bet, sakykime, tam dar neatėjo laikas, kad tą dalyką jau galėčiau padaryti. Susirinko tvarkingai, viskas savo vietai. Toliau, turiu problemą, reiškia, kaip ir norėčiau dėti jau tą rėmelį, sudėti šakės, reiškia, bet turiu problemą. Čia yra nulinkė, kaip matosi, reiškia, čia toks kalnelis, reiškia, šitas kažkaip iškreiptas, išlenktas, reiškia, nesuprantu, kas čia su juo negerai. Čia irgi kalnelis toks, gaunasi, kad visa šita dalis, jinai tokia tipo nuleista žemyn. Šitas kažkaip neaiškiai. Tai kadangi, taip jau susiklosti situacija šiuo metu, kad dirbtuvėse yra dar vienas Z750, mes galime palyginti rėmelius, reiškia, ir vieną, ir kitą. Jis dabar, aišku, nukris žemyn ir bus nedavusi. O taip. Tai vat. Čia, kaip matosi, iškart lygų. O čia yra tas kalnelis toksai, reiškia. Tai pabandysim palyginti tą kalnelį. Pasižiūrėti. Galbūt pavyks jį, reiškia, palyginti šiek tiek. Vizualiai matosi, kad ir šitie gal netgi palinkė biškį žemyn ties šitą vietą. Nežinau. Čia gal nepalinkė. Šitas daiktas. Ne, o šitas daiktas matosi, kad nulenktas žemyn yra. Reikės kažkokiu tai būdu atlenkti viršų, nes čia toks gražus, jisai, sakykime, nesugadintas. Šitas daiktas irgi kažkaip išsiskleidęs yra per daug. Tipo, suspausti, dar netgi ir palenkti šitą pusę reiktų. Ir biškį suspausti. Dar žemyn nuleisti. Biškį net per daug, gal biškį. Biškį suspaus. Žodžiu, yra čia dar ką nuveikti prie šitą motociklą, tai pabandysiu palyginti. Ir aišku, tada jau reikės surinkinėti į pabaigą, reiškia, visą šitą reikalą. Reikia dar nepamiršti, kad čia visokių dar turime detalių, bet jau bent jau priekį amortizatorius sudėti
Tikrai galima. Ne, na, aš aišku, nieko kito ir nesitikėjau, reiškia. Tas reikalas, nu, čia truputėlį pasitiesino, biški plaktuko, šiek tiek replių, reiškia, ir kantrybės šiek tiek palinko. Gal dar nėra taip, kaip norėtųsi, kad būtų. Dar ko gero reikėtų biškelį padaužyti, bet, sakykime, negaliu daužyti, kol neturiu lempos. O dabar žiūriu, kad čia lempos trūksta gumų. Reikės kažką galvoti su gumom. Taip pat matau, kad čia yra įtrūkę ir apsiverčiu lempą. Susėdus kažkaip kreivai. Tie tiesinimai yra kažkokia tai, nu, tragedija. Ta prasme, padaryti galima, bet kiek laiko sueina. Tiesiog. Nu tai žodžiu, aš, kaip čia pasakyti, lieku išsikimas savo, išardysiu visą šitą šūdiną reikalą. Ir, o, čia dar trūksta perichodnikų. Nu žodžiu. Išardau aš tą visą reikalą, įdėsim lempą į vietą, taip kaip turėtų jinai stovėti, įdėsim čia tas gumas, kurios įsistato vat ant šitų pinų, reiškia. Ir kas čia dar reikia padaryti? Suklijuoti, varžtas čia nais išsuktas kažkodėl vienas. Čia suklijuoti, nu ir gal dar ten kažką rasim apačioje, reiškia, pradžiuvo. Išdžiuvo tas reikalas. Visas panašu, kad visai neblogai. Užpildžiau čia va tą tuštumą, reiškia, nu va čia tai buvo kero, va kaip šitoj pusėje. Kad būtų kažkokio tai tvirtumo, nu dėl to, kad ta galbūt viršutinė dalis geriau laikysis. O įdėjus lempą, matom, kaip viskas gražiai. Nematom. Pabūkit pas mane čia. Va, kaip čia viskas gražiai įsideda. Niekas nekreivai. Ir viskas pasirodo gali tikti. Tai pažiūrėsim, kuris čia dabar kronšteinas kreivas. Ir galbūt palyginsime jį šiek tiek. Ir man atrodo, viskas bus gerai. Lempa puikiai susidėjo, žiūrėkit, viskas savo vietoj gražiai dabar įsidėjo. Šitą truputį kirvę plaktuko būdu, reiškia, buvo palyginęs, bet paaiškėjo, kad reikia sulenkti, nes jisai eina čia tokiu kaip laipteliu, reiškia. Šitie kronšteinai visgi nesulinkia. Left, right, viskas čia gerai, right, left. Ir va, įdėjau čia tokias gumelės, bet neturiu tokio dydžio, kokio reikia. Tai mes dar vieną triuką padarysim, čia uždėsime tokią žarnelę. Nu kažkokią žarnelę, kad biškai pastorint va šitą piną, reiškia, kad būtų tvirčiau užsidėto pačiai, jo nesibaladotų visų tų reikalo. Bet jau progresas, kaip sakoma, yra. Sakykime, šitas reikalas labai gražiai dabar užsideda. Įsistato į savo vietą. Va. Čia viršuje nebelieka tarpo. Nu, yra šioks toks tarpelis, bet, nu, sakykime, minimalus, reiškia. Susieina skylės visos, reiškia, viskas labai, kaip čia pasakyti, nu, atitinka mano norus, reiškia, kaip jisai norėtųsi, kad būtų, reiškia. Tai gal čia nereikia nieko dėti? Ne, visgi kliba. Reikia, įdėsiu tas gumelės, reiškia, kad, nu, kaip čia pasakyti, nesikabintų už niekur, daugiau čia nebūtų, daugiau jokių reikaliukų su visų to reikalu. Taip, tai šitas lieka čia žarnelės, liko dar va šitą reikalą atlenkti. Jisai bus lenkiamas paprastai, o taip. Kartais patys primityviausi įrankiai yra patys geriausi. Man šitą reikia palenkti viršų. Dar reikia. Biški geriau. Nu, vat labai panašiai dabar į taip, kaip norėtųsi, kad būtų. Čia kažkaip praeina tada gazo trosai. Kažkaip praeina ir stabdžiai, vairą reikia užsidėti. Formuojasi paveikslas motociklo, kuris jau yra surengtas labai po truputėlį. Bet susirenka, nu aš galvoju, kad čia bus biškį sudėtingiau. Ir ta prasme, jeigu būtų įmanoma nupirkti kronšteinus rytoj, pavyzdžiui, tai, nu, šito gal nepirkčiau, bet bent jau tą, kuris ant lempos, tai tikrai būčiau nupirkęs kitą, reiškia, kad nereiktų čia su juo kankintis tiesint. Tiesą pasakius, jeigu nebūčiau turėjęs dar vieną Kawasaki tų pačių metų, reiškia, su tokiu pačiu priekiu, tai ko gero vis tiek būčiau užsakinėjęs tos kronšteinus ir nesukęs galvos, bet kadangi turėjau su ko palyginti, tai iš esmės, reiškia, biškį, vat, plaktukų kirvių, reiškia, ir reiškia, visą šitą reikalą patiesinau, nu ir dabar viskas. Mano, sakykime, kriterijus atitinka, o tas kriterijus vadinasi good enough.
reiškia, ir, sakykime, nu, pakankamai gerai, kad būtų galima naudoti tą daiktą, reiškia, pagal paskirtį. Ne tik tai šitą priekį, bet ir visą motociklą turiu minty. Na, tai pagrindinio mano pasikrapštymą, aišku, parodyti nepavyks. Kažkokie mažiai atėjai pavogė tai, kas buvo nufilmuota. Nu, bet rezultatas yra štai toks, vat, priekis susidėjo, netgi atrodo lygiai ir nekreivai, žodžiu, viskas gerai. Čia atstumai tokie patys iki plastikėlio, reiškia, viskas labai, kaip čia pasakyti, nu, tose vietose, kur ir norėtųsi, kad būtų. Dabar beliko tik tai uždėtų šitą plasmasę, kuri dengia posūkių, nu, ne posūkių, bet, sakykime, kraštus. Paslėpia, reiškia, kad jis neatrodytų labai, kaip čia pasakyti. Bet aš vėl vieną ranką. Gal pavyks. Geležis palankstysim ir visą. Bus kaip čia buvo. Susisek plastikėliai. Viskas tvarkoja. Nu tai išėjo. Sakyčiau, viskas gerai. Tas priekis kažkokiu tai būdu susidės vienaip ar kitaip, reiškia. Taip, tai sakykime, čia kažkaip tokie dedasi lygtai. Vienas pritraukia gerai. Ir antras pritraukia, pasaka. Varžtelius čia įsukliko ir viskas. Pasaka. Norimą rezultatą pasiekiau. Tai dabar, ko gero, galima uždėti ratą. Tiesa, rato ašis irgi patiesinta. Kaip čia jums parodyti, reiškia, neatsimenu, ar prieš tai rodžiau, ir lyg tai rodžiau prieš tai. Tas priekis čia kilnojasi. Dabar nesikilnoja, viskas gerai. Nu, žodžiu, bet kokia atveju bus geriau negu buvo prieš tai. Tai reiktų dabar uždėti ratą. Uždėti ratą, sparnas. Nu, pasakai, čia taip pajudėjo viskas kaip per sviestą. Gazas labai lengvai sukasi. Nu, tiesiog taip, kaip turėtų būti. Reiškia, tas rankinėlių padėtis, reiškia, ir visas kitas reikalas yra dar negalutinė. Prieš norinant stabdžius norėtųsi, reiškia, atsukti tą žarnelę biškį, nu, sakykime, žemyn, reiškia, ne, tai biškį atleis šitą visą reikalą, kad biškį persuk žarnelę žemiau, bet reikia būtinai užsidėti sėdynę ir pasistatyti motociklą, reiškia, kažkaip tai tiesiai, kad būtų galima jo pilnai užsėsti ir pasižiūrėti, kokioje padėtyje laikosi, nu, ta ranka, kad būtų patogu ją, reiškia, visą tą reikalą spaust, kad nereiktų plėšti rankinos į viršų, ten kažkaip tai, reiškia, spaudžiant stabdį ar ten leist žemyn, kadangi iš viršaus reikia spausti. Nu, žodžiu, čia tokie smulkmenėliai ergonomika, reiškia, bet rezultatą, nu, kaip čia ne rezultatą, pojūtį važiuojant, nemalonumas važiuojant yra labai aktualus, kadangi, nu, kitaip pavargsta rankos. Tiesiog elementariai pavargsta rankos. Nu, va, kokie stebuklai vyksta, kai pradedi dirbti ir viskas einasi, nu, kaip iš pypkės, reiškia, be jokių niuansų, kurių negalėjai tikėtis. Nu, jau galima tai pavadinti. Tai reiškia, uždėjau čia šitos plasmasiukus, čia, aišku, trūksta įvorėlių metalinių, kurių, nu, kaip čia pasakyti, istorija nutylė, kurios yra pradingę. Ir ten yra varžtas, plastikas labai minkštas, suki varžtą, tas plastikas skleidžiasi. Tai šiuo atveju įdėjau didesnę šaibutę, kad daugiau to plastiko prikabintų, kadangi įvorių tokių aš neturiu. Čia taip pat trūksta įvorės, bet nu, varžtas dar dėka turbūt tingėjimo arba kažkokiu tai priežasčių kitų, reiškia, buvo neperveržtas ir tas plastikas neišslystas, neištemptas ir neišplėstas. Tai žodžiu, šitoje vietoje viskas tvarkoj. Toj pusėje bako trūksta to well nut vadinamo guminės įvorės, reiškia, su veržle. Čia neturime varžtų šitą reikalą prisukti, čia taip pat trūksta 2 guminių įvorių, kadangi buvo įdėti va tokie vadilykėliai, o nu, nebūna čia tokių, mes pakeisim į kažką tai kitą. Čia buvo įsuktas per ilgas varžtas, taip pat kreivi kažkodėl, tai va šitie dalykėliai buvo ištempti į viršų, reiškia, tai aš, nu, kaip čia pasakyti, geriausias įrankis iš tikrųjų, nudirbti visus darbus, reiškia, jis visada pasinaudoja, nepasinaudoja, bet, nu, kaip čia sakykime,
suteikė energijos ir vilties, kad viską įmanoma padaryti. Ir priekį manęs čia prireikė, jo kažkaip prie šito motociklo daug jo reikia. Tai va, bet tai dar ne viskas. Dabar žiūriu aš čia į šitą visą reikalą ir žiūriu, kad šitas eina taip, kaip turi eit. Tiesiai, o šitas yra atviepęs į šoną. Tai mes vėl panaudosime šitą įrankį. Nu va, gal net per daug biškį atlenkiau. Nu nežinau, žodžiu, žiūrėsim, matysim, kaip uždėsim, kai sparną uždėsim, nes sparnas prieš tai trynėsi čia vat į plunksną, šitoje vietoje kažkur tai ten reiškia šiek tiek stabdžiai nusiorino, ko puikiausiai persukau tą žarnelę, dar aišku pačią rankiną reikia biškį paleisti žemyn. Vairas tiesa neoriginalus, nu bet nu ką aš padarysiu. Yra kaip yra. Nežiūrėjau tiesą, į kur velnis čia prisispaudžia ranka ir ten prisispaudžia ranka. Taip pat į vairą netgi reikės dar pakelti viršų. Oh my god. Nu, žodžiu, čia vat ir yra tos problemos, kurių negali nuprognozuoti, reiškia, ir turi likti bent jau nykščiui visam vietos, kaip sakoma, šitoje vietoje. Vairas tiesa ne kreivas. Nu, ta prasme, jeigu ir kreivas, tai gal vos tik tai reiškia, bet, nu, sakykim, taip, tai čia dar, reiškia, tada reikia vairą palenkti į viršų, kad jisai biškį atsitrauktų atgal. Tada kas dar? Amortizatoriai prisukti liktai, blemo reikia pasižymėti, nes aš juos paskui pamiršiu prisisukti. Tikrai geriau. Nu, vat, čia pažymėta, šitų dar neprisukęs, rato irgi neprisukęs. Čia dar negalima čiupinti, žymėti bent jau. Taip, vairo guolis prisuktas, vairas dar tik neprisuktas iki galo. Nu, žodžiu, yra dar reikaliukų, bet progresas jau yra. Tiesa, akumuliatorius panašu numiręs, reiškia, nes buvo pakrovęs, prastovėjo čia kurį laiką, nu, gan ilgai, reiškia, ir numirė. Nu, kaip numirė? 11,7 volto. Tai jeigu be apkrovos jis numiršta, tai jau turbūt jam tikrai atėjęs yra kajuk, pabaiga. Taip, šitas reikalas, viskas čia gerai, vat šitam problema yra tik tai va. Tokie va kažkokie tai. Trečioji dalis irgi pasibaigė, lygiai taip pat netikėtai kaip ir visos kitos. Mes retai, kad čia būnam ir Instagrame, galit mūsų paieškoti ir tenais. O šį kartą tiek, brangiai. Iki.